Tai ką, sveiki sveikučiai, dar kartelį. Va, čia mūsų nuostabioji kapučino kavinukė. Sveiki sveikučiai, šitą šaltą, aš nelabai šaltą, bet baltą žiemą. Ir ką mes čia šiandien nuveiksim. Buvo suplanuota pačiaužyti pačiūžomis, bet labai daug ten čiaužytojų susirinko šiandien pas mus, tai mes pakeitėm planus. Tai va, pasportavau truputėlį namuose ir pagalvojau, išbandysiu savo jėgas šiandien upėje prie baltos žiemos, kadangi mėgstu labai šilumą, surengiu kailinius ir bandysim šiandien lysti vandenį. Orą rodo labai keistai, iš tiesų rodo 0 feels like 6, tai nežinau, žiūrėsiu, truputėlį vėjelis pakilo, nelabai atrodo smagu. Bet, žodžiu, savo jėgas išbandyti visada verta ir verta patikėti, kad galim daugiau negu apie save galvojam ir esam daugiau negu galvojam apie save. Tai aš iš tikrųjų irgi ilgus metus negalėjau net pagalvoti, kad aš kada nors įleisiu į upę žiemą. Tai aišku, aš jau maudausi po šaltu vandeniu rytais, tai pradėjau nuo to, sakykim, tuos žingsnius, bet į vandenį lysti žiemą, kai taip nelabai šilta lauke, iš tiesų yra iššūkis ir labai netgi nemažas iššūkis. Tai laukite tęsinio prie upės. Nu va. Žodžiu, atėjom į savo maudyklą, bet niekas nepadarė mum eketės. Kągi, reikės ieškoti kitos vietos, matyt. Jeigu jau pasiryžom tokiam žingsniui, reikia ieškoti. Nu, žodžiu, biškį susinervinau, toliau drebinu kinkas, bet ieškosim kitos vietos. Labai baisu. Man tikrai labai baisu, bet aš tikiu, kad aš galiu. Noras įlysti į vandenį stipresnis negu neįlysti. Oi, gera nelabai. Gera nelabai. Oi, bet aš dar truputį galiu. O moj Bog, o moj Bog, o moj Bog, o